Testai spėjo įšokti į reikiamą traukinį. Tikrai ne kartą girdėjote tokius įsireiškimus. Arba traukinys nelaukia. Kai socialiniai tinklai bėga maratoną, o tavo pardavimai stovi kamštyje, laikas atmerkti akis. Jeigu nori, kad tavo Instagramas 2026 metais taptų ne tik vitrina, bet ir kasos aparatu, žiūrėk šį video iki galo ir sužinosi, ką reikia daryti. Bet realybė tokia, jog dauguma net nežino, koks traukinys, kur jis važiuoja ir ar išvis tai jų kryptis. Ir šokinėja nuo vieno prie kito, bandydami surasti tą patį pačiausią. Ir šis video apie tai, kaip pasikeitė socialiniai tinklai ir kaip pasikeitė auditorija. Žmonės išmoko atskirti turinį nuo triukšmo, pažadus nuo vertės, sistemą nuo padriko blaškymosi. O dauguma verslų vis dar gyvena iliuzijoje, kad užteks pareklamuoti prekę, paleisti reklamą ar padaryti reelsą ir viskas veiks. Ir tai bloga naujiena tiems, kas bijo keistis. Bet labai gera naujiena tiems, kas pasiruošė perlipti per senus įsitikinimus ir pradėti žiūrėti į savo verslą kaip į sistemą, o ne į atsitiktinių veiksmų rinkinį. Aš žinau, apie ką kalbu, nes pati tuo keliu ėjau. Daugiau nei prieš 5 metus, kai pradėjau savo veiklą online, buvo viskas paprasčiau. Tuo metu dirbau tinklinėme marketinge ir mėnesio apyvartas siekdavo 53 000 svarų į mėnesį. Tada man tiesiog pakakdavo išeiti į live, kad parduočiau. Turėjau paprasčiausią sistemą, kuri man labai gerai veikė. Tada užteko produktų nuotraukų ir skambių pardaviminių šūkių. Pirk šiandien akciją. Ir nors ir sunku patikėti, bet dar ir šiandien dauguma parduoda taip, kaip prieš 5 metus. Ir guodžiasi, kad niekas neperka. Socialiniai tinklai pilni produktų, o profiliai panašėja į parduotuvės lentynas, neišsiskirdami iš tūkstančių kitų. Toks turinys tai tik triukšmas, kuriuo perpildyta kiekviena galva atsidariusi Instagramo programėlę. Bet pažiūrėkime, kas iš tikrųjų pasikeitė per pastaruosius 5 metus ir kaip tai įtakos mūsų rezultatus 2026 metais. Socialiniai tinklai šiandien keičiasi ne dienomis, o valandomis. Kiekviena platforma kovoja dėl mūsų dėmesio. TikTok blokavimo grėsmė JAV privertė Instagramą dar metų pradžioje susijimti ir agresyviai susirinkti auditoriją. Rezultatas – reelsai tapo populiariausiu turinio formatu, kuris šiandien yra kiekvienos strategijos šerdis. Verslai persiorientavo, interneto svetainės nebėra pirmas pasirinkimas, žmonės ieško produktų ir prekių ženklų tiesiog Instagrame, YouTube arba Facebook'e. Net 50% vartotojų socialinius tinklus naudoja kaip paieškos sistemą. Ir čia slypi esminis lūžis. Socialiniai tinklai patys tapo pardavimų vieta. Žmogus pamato tavo turinį, paspaudžia buy ir perka neišeidamas iš platformos. Jokių nukreipimų į svetainę, jokių apie mus puslapių. Websaitai šiandien tik vizitinė kortelė, o tikrasis verslo gyvenimas vyksta ten, kur tavo klientas scrollina. Ir jeigu tavo visas fokusas tik į websaitą, o ne sistemą Instagrame, vadinasi įlipai ne į tą traukinį. Ir mano 2020 ir 2025 metų pardavimų patirtis nuo chaotiškų pardavimų ir naivaus požiūrio iki aiškių žingsnių strategijos tik patvirtina vieną tiesą. Be sistemos 2026 metais neišgyvens nei vienas verslas. Jau dabar tie, kurie kūrė strategiją, rytoj bus lyderiai. O tie, kas vis dar dirba 2020 metų metodais, ten ir pasiliks. Sistema tai negražus PowerPointas. Tai aiškiai kryptis, kur žinai, ką transliuoti, žinai, kam transliuoti ir supranti, kaip turinys tarpusavyje susijęs. Ir kaip jis veikia ne tik šiandien, bet ir tada, kai žmogus po mėnesio užsuka į tavo profilį. Nuo tada aš pradėjau kurti turinį, kuris ne tik gražus, bet ir dirba kaip pardavimo variklis. Evergreen turinį, kuris formuoja pasitikėjimą ir parduoda už mane, ne tik renka laikus. Ir žinote, čia svarbiausia suprasti, jog sistema tai ne apie tobulumą, tai apie sąmoningumą, apie tai, kad turinys nėra padrika mozaika, o kelias vedantis žmogų iki sprendimo pasitikėti tavimi ir pirkti. 2020 metais pakako šaukti live dabar ir žmonės bėgo. 2025 metais visi jau atsikando pažadų, tuščių reelsų ir postų, kurie niekur neveda. 2026 metais
Išgyvens tik tie, kurie turės sistemą. Jeigu jau dabar jauti, kad seni būdai nebeveikia, tai yra ženklas. Spausk subscribe, jei nori mokytis kurti turinį, kuris parduoda ne tik šiandien, bet ir tada, kai tavęs nėra prie ekrano. Nes šiais laikais matomumas be strategijos tai tik triukšmas. Mes juk dabar turime tokius puikius įrankius kaip dirbtinis intelektas, kurie atlieka daugiau nei pusę darbo už mus. Tai reikia išmokti juos panaudoti tinkamai. Ir kitame video būtent papasakosiu, kaip mes neišnaudojame dirbtinio intelekto potencialo. Ačiū, kad žiūrėjote. Pasimatysime kitame video.